Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Vairuotojas Aldas Dainauskas jau 5 metus vežioja vaikus geltonuoju autobusiuku į Paparčių pagrindinę mokyklą Kaišiadorių rajone. Kiekvieną rytą 7:30 jis Burbiškėse pasitinka pirmuosius mokinius. Vėliau užsuka į atokiau esančias gyvenvietes, tarp kurių Kaugonis, Dainava, Vareikonis, Pakalniškiai, Našlėnai. Mano pareigos kaip vairuotoja yra visų pirma saugiai suvežti vaikus į mokyklą, kadangi per dieną namo ir iš mokyklos parvežu 50 vaikų. Taip pat reikia juos svarbiausia saugiai parvežti. O dėl saugumo daug prisideda ir kelias. Ponas Aldas džiaugiasi, kad pastaraisiais metais, panaudojant ES lėšas, susisiekimas kaimo keliukais žymiai pagerėjo, ypač kai buvo išasfaltuotas kelio ruožas Vievis Paparčiai Žasliai. Žvyruotų kelių duobėtų yra sunkiau daug važiuoti, o dabar, kai turime jau gerą kelią, naujai patiestą, yra žymiai saugiau. Tuo pačiu ne vien saugumas, yra ir autobuso amortizacija daug susitaupo ir kuras taip pat tauposi. Ačiū. Remiant Europos regioninės plėtros fondui, asfaltuoti keliai keičia žvyrkelius visoje Lietuvoje. Vien tik šiemet ketinama asfaltų padengti 165 km žvyrkelių. Išasfaltuoti žvyrkeliai gerina sąlygas vystyti šalies regionams, gerinamos sąlygos gyventojams įsikurti, dirbti, auginti vaikus, plėsti verslą kaimiškose vietovėse. Pasak Algirdo Tuganausko, investicijos į kelius padeda taupyti lėšas ir verslo įmonėms, greičiau ir su mažesnėmis sąnaudomis pasiekti kelionės tikslą. Žvyrkelių asfaltavimo programai šiemet iš 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų skirti beveik 183 milijonai litų.